Šalom ir sveiki sugrįžę į Izraelį su Aline. Šiandien atvykome į Aravos dykumą ieškoti prarastos karaliaus Saliamono tvirtovės, vienos didžiausių archeologinių ir biblinių Izraelio paslapčių, kuris saugo karaliaus Saliamono statinių didybę. Tačiau tai taip pat yra įrodymas stabmeldystės, kuri įsiskverbė į Izraelį. Susipažinkime išsamiau su bibline Tamar. Tad, jei esate pasiruošę, pradėkime. Karalius Saliamonas buvo vienas iš didžiųjų Izraelio istorijos statytojų. Jo milžiniški statiniai aprašyti Biblijoje ir taip pat buvo rasti archeologiniuose kasinėjimuose. Tačiau buvo didelė paslaptis – jo tvirtovė pradingusi dykumoje. Ir Saliamonas atstatė Gezerį. Jis pastatė žemutinį Bet-horoną, Balatą ir Tadmorą dykumoje toje žemėje. Ir iš tikrųjų, Bet-horonas, Balatas buvo rastos archeologiniuose kasinėjimuose, kaip ir Megidas, Hacoras, Jeruzalės statiniai, visi paminėti Biblijoje ir rasti. Tačiau paslaptis išliko, kur dykumoje buvo Tadmor. Tadmor, kuri taip pat galėjo būti vadinama Tamar arba Tamara. Tačiau negalime painioti šios Tadmor su kitu to paties pavadinimo miestu. Kita Tadmor buvo šiaurėje ir šiandien vadinama Palmyra, kuri yra dabartinėje Sirijoje. Ši vieta, šios griuvėsiai jau buvo iš naujo atrasti 1902 metais. Tai reiškia daugiau nei prieš 100 metų. Tačiau specialistai ir archeologai, kurie čia lankėsi, manė, kad tai yra romėnų tvirtovė, kaip ir daugelis kitų šiame regione. Tačiau 5-ame dešimtmetyje į šią vietą atvyko vienas žymiausių Izraelio archeologų vardu Benjaminas Mazaras. Ir jis pradėjo nuodugniai tyrinėti šią vietą ir atrado, kad po romėnų sluoksnių čia buvo daug senesnis sluoksnis. Iš geležies amžiaus, iš Saliamono laikotarpio. Tada jis atranda, kad tai yra biblijinė Tamar, į kurią mes dabar kartu įžengsime. Eikite su manimi sužinoti, kodėl Saliamonas čia pastatė tvirtovę vietoje, kuri iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti esanti vidury niekur. Tačiau tai strategiškai svarbi vieta. Eime! Pažiūrėkite, koks sutvirtintas yra ši vieta. Pažiūrėkite į šiuos milžiniškus vartus. Šie statiniai yra originalūs iš geležies amžiaus laikotarpio. Klausimas yra, kodėl karalius Saliamonas ir po jo sekę karaliai nusprendė čia, dykumos viduryje, pastatyti tvirtovę. Ši vieta nėra atsitiktinė. Priešingai, čia buvo siena tarp Izraelio karalystės ir Edomitų. Jie buvo istoriniai Izraelio priešai. Priešiškumas egzistavo dar nuo patriarchų laikų. Jei grįžtume prie biblinės genealogijos, Jokūbas yra Izraelio tautos pradininkas, o Ezavas – Edomitų. Ir nuo tada tarp jų buvo priešiškumas, kuris vėliau virto tikru ginkluotu konfliktu. Yra daug ir daug biblinių ištraukų, kurios kalba apie kovą ir nesutarimus tarp šių dviejų tautų. Aš čia ekrane pateikiu jums tik keletą pavyzdžių. Tai buvo šimtmečiai konfliktų, mūšių ir karų, kol atėjo karaliaus Dovydo laikai.
Ir karalius Dovydas sugeba nugalėti Edomitus ir užkariauja Edomo karalystę kaip savo vasalinę karalystę. Ši tvarka tęsiasi karaliaus Saliamono laikais. Taigi, kai Saliamonas pastato šią tvirtovę, tarp Edomo ir Judo nebuvo aiškios sienos skiriančios dvi teritorijas. Tačiau vis tiek Saliamonas žinojo Edomitų istoriją. Apie priešiškumo ir konfliktų istoriją. Taigi, nors jie ir buvo jo vasalai, jis pastatė šią tvirtovę, kad galėtų stebėti Edomitus. Ir yra dar viena ekonominė priežastis. Čia, netoli Tamar, ėjo svarbus prekybos keliai. O tas, kas kontroliavo prekybos kelius, taip pat kontroliavo mokesčių surinkimą ir tai atnešė didelį pelną Saliamonui. Ir paskutinė priežastis, kodėl Tamar yra būtent čia, o ne netoliese, yra ta, kad čia yra vienas didžiausių vandens šaltinių visoje Aravos dykumoje. Ir be vandens ši vieta negalėjo egzistuoti. O dabar, kai jau supratome, kodėl ši tvirtovė buvo pastatyta, eikime vidun ir susipažinkime su ja išsamiai, kartu su visais jos istoriniais laikotarpiais. Kol einame, noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į šias vietas, kuriuose, atrodo, ant žemės yra balti maišai. Čia yra aktyvių archeologinių kasinėjimų zonos. Taip yra todėl, kad didžioji dalis biblinės Tamar dar nėra atkasta. Šiuo metu kasinėjimai vyksta metai iš metų ir daug daugiau šios vietos istorijos yra atskleidžiama. Tačiau iš to, ką jau radome, tikrai turime stulbinančių radinių susijusių su įvairiais Izraelio karaliais. Amy. Šios vietos archeologiniai kasinėjimai atskleidė tai, kas primena sluoksniuotą pyragą. Kiekvienas sluoksnis yra skirtingas istorinis laikotarpis. Viršutinis sluoksnis, kurį jie vadina pirmuoju sluoksniu, yra romėnų laikotarpio sluoksnis. Pavyzdžiui, ši viršutinė sritis čia, kur buvo romėnų cisterna. Tačiau jei mes leidžiame sluoksnis po sluoksnio, pasiekėme senesnius laikotarpius, tokius kaip Nabatėjų laikotarpiai. O žemiau Nabatėjų sluoksnio yra Izraelitų laikotarpis, Izraelio karalių laikotarpis, 5. sluoksnis. Ir paskutinis sluoksnis, pats žemiausias, 6. sluoksnis, karaliaus Saliamono sluoksnis. Tai yra 10 amžiaus prieš Kristų laikotarpis. Mes kalbame apie laiką prieš 3000 metų. Ir 6. sluoksnis yra labai ryškus būtent šioje vietoje. Taigi, pati žemiausia sritis, kurią matome čia, buvo pastatyta karaliaus Saliamono laikais, siekiant apsaugoti sieną su Edomu. Tvirtovė savo klestėjimo laikais buvo 90 ant 90 metrų dydžio, kas yra įspūdinga. Dar labiau, jei pagalvosime, kad esame viduryje dykumos. Tai yra Aravos dykuma, kuri ne kartą minima Biblijoje. Tačiau net ir taip, šiandien apie ją beveik nekalbama. Tačiau tai nuostabus regionas, pilnas biblinių vietų. Aravos dykuma driekiasi nuo pietinės negyvosios jūros dalies iki Raudonosios jūros.
Čia galime pamatyti archeologinius likučius iš skirtingų istorinių laikotarpių, įskaitant ir šiuolaikinius. Nes čia galime pamatyti paprastą pastatą, pastatytą 1927 metais, tai yra beveik prieš 100 metų. Tačiau jis slepia įdomią istoriją. Jei pažiūrėsite čia į Anglijos vėliavą, šis pastatas buvo pastatytas, kai visa Izraelio teritorija priklausė Britų mandatui. Ir jie čia pastatė policijos nuovadą, kupranugarių nuovadą, tiesioginė prasme čia buvo ir kareivių jojančių ant kupranugarių. Ir nuovada buvo pastatyta būtent šioje vietoje, tam, kad apsaugotų prekybos kelius keliautojus kelyje. Ta pati priežastis, dėl kurios Saliamonas prieš 3000 metų čia pastatė tvirtovę, yra ta pati priežastis, dėl kurios prieš 100 metų Britai čia pastatė šią policijos nuovadą. Ir ji tada buvo vadinama Ein Hatseva arba Ein Hotsau. Ir šis stotis yra geras priminimas apie modernesnę Izraelio istoriją, kai tarp 1917 ir 1947 metų Britai valdė šį regioną. Ir mano vienintelė problema su šia policijos stotimi yra ta, kad jos statybos metu darbuotojai paėmė akmenis iš originalios tvirtovės. Taip, jie paėmė tūkstantmečius skaičiuojančius akmenis ir vėliau juos padengė tinku, taip ištrindami dalį šios vietos originalios istorijos. Iš tiesų tai nuostabu, nes ši vieta sujungia biblinę istoriją su šiuolaikine Izraelio istorija. Ir pažiūrėkite, kas yra čia viduje. 1948 metais, kai Izraelis paskelbė savo nepriklausomybę, Tamar tampa Izraelio karinė baze. O vėlesniais metais buvo pastatyta ši požeminė dalis, kurią mes dabar einame. Ir tai buvo strategiškai svarbi vieta Izraelio kariuomeniai, nes esame šalia sienos su Jordanija, kuri buvo didelė Izraelio priešė. Iki taikos susitarimų pasirašytų 90 metais. Pažiūrėkite, ten, kur Šalomonas, Izraelio karalius, pastatė savo karinę tvirtovę, kad apsigintų nuo edomitų, po 3000 metų Izraelio kariuomenė pastato karinę bazę, kad apsigintų nuo jordaniečių. Tačiau šiandien su Jordanija yra taika ir ši karinė bazė jau nebenaudojama. Ir dar vienas įdomus faktas apie biblinę Tamarą yra tas, kad Izraelis perdavė šią vietą krikščionių administracijai. 1984 metais Izraelio senienų ministerija perdavė šią vietą krikščioniškai NVO, vadinamai Blossoming Growth, kad jie ją rūpintųsi. Ir jie atlieka svarbų darbą, saugodami biblinę istoriją, nuo Tamaros administravimo iki jos restauravimo ir archeologinių kasinėjimų. O dabar grįžtame prie mūsų biblinio laikotarpio archeologijos. Ir tai, kas čia buvo rasta, yra stulbinama. Būtent šioje vietoje, kur aš stoviu, buvo šventykla. Ir šioje rekonstrukcijoje galime pamatyti, kaip jis atrodė bibliniais laikais. Ir tai buvo pagoniška šventykla, edomitų šventykla. Taip, šventykla, kuri priklausė Izraelio priešų dievams. Archeologai čia rado 75 pagoniško kulto objektus. Tarp jų 7 akmeniniai smilkalų aukurai, 3 statulėlių atvaizdai, 1 moters nešančios dubenį, o kitos 2 karių.
Buvo rasta keletas piedestalų, ant kurių buvo dedami dubenys su aukomis dievams. Taip pat rasta taurių, smilkalinių. Taip pat buvo rasta 2 mažos molinės mentelės, kurios tikriausiai buvo naudojamos karštoms žarijoms susijusioms su smilkalais maišyti. Taip pat buvo rasta molinių granatų, kurios tuo metu buvo naudojamos kaip simboliai šventyklose. Netgi Jeruzalės šventykloje buvo granatų atvaizdų. Taip pat buvo rasta akmeninė skulptūra, kuri manoma vaizduoja pagonių dievą garbintą šioje šventykloje. O tai, kas tiesioginė prasme patvirtino šiuos atradimus, buvo antspaudas. Nes šalia šios šventyklos buvo rastas akmeninis antspaudas su edomitų užrašu. Jame pavaizduoti 2 vyrai su ilgais drabužiais, stovintis iš abiejų pusių aukuro su ragais. Vienas pakėlęs ranką palaiminimo gestu, o kitas aukojimo gestu. Taigi šis antspaudas mums rodo, kad tai buvo edomitų pagoniškos garbinimo vieta. Bet kaip gali būti, kad čia Jude buvo pagoniška šventykla? Ir dar daugiau, taip jau kalbėjome, šventykla, kuri priklausė priešiškiams dievams? Ir atsakymas yra, mes nesame tikros. Taip pat žinome iš pačios Biblijos, kad dažnai stabmeldystė sugebėjo įsiskverbti į Izraelį. Kaip ir paties karaliaus Saliamono laikais, kai jis jau buvo senyvo amžiaus ir vedęs daug moterų iš svetimų tautų, taip pat edomitų, šios žmonos jį paveikė garbinti svetimus dievus. Ir dėl to paskutiniais savo gyvenimo metais Saliamonas Jeruzalėje garbino pagonių dievus. Saliamonui senstant, jo žmonos jį paskatino atsigręžti į kitus dievus. Ir jo širdis jau nebebuvo visiškai atsidavusi viešpačiui, savo dievui, kaip buvo jo tėvo Dovydo širdis. Saliamonas sekė Astartę, sidoniečių deivę, ir Milkomą, amonitų bjaurastį. Taip Saliamonas darė, kas viešpatės akyse buvo bloga ir nebesekė viešpatės ištikimai, kaip tai darė jo tėvas Dovydas. Taip jis darė visoms savo svetimtautėms žmonoms, kurios degino smilkalus ir aukojo aukas savo dievams. Ir vienas iš karaliaus Saliamono palikuonių, vardu karalius Amazijas, sekė Saliamono pėdomis. Nes 2 kronikų 25 skyriuje rašoma, kad Amazijas kovojo ir nugalėjo edomitus, o po pergalės jis parsivežė jų dievus ir degino jiems smilkalus. Tai reiškia, kad Amazijas laimėjo karą, bet patyrė dvasinį pralaimėjimą. Ši šventykla yra vėlesnė nei karaliaus Saliamono ir karaliaus Amazijo laikai. Tačiau jis yra to paties stabmeldystės įsiskverbimo į Izraelį reiškinio dalis, kurį dažnai skatino patys karaliai. Tačiau čia yra dar vienas dalykas, kuris labai patraukė archeologų dėmesį ir juos sukrėtė. Kai jie rado šią šventyklą, ji buvo sunaikinta, bet tyčia. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šventykla nebuvo sunaikinta per karą, žemės drebėjimą ar kartu su likusiu miestu. Priešingai, kažkas atėjo čia, sunaikino ir išniekino šią stabmeldžių šventyklą. Kaip tai buvo padaryta? Vienas žmogus arba grupė žmonių atėjo čia ir pašalino visus altorius, visas čia buvusias statulas. Jie iškasė šulinį būtent ten, kur aš stoviu. Jie čia iškasė didelį šulinį ir įmetė visas tas statulas vidun, sudaužydami jas visas
iki paskutinės. O po to jie uždėjo didelius akmenis ant viršaus ir užkasė visą šią vietą. Tai reiškia, kad tai nebuvo padaryta atsitiktinai karo ar chaoso metu. Tyčia jie atėjo čia tam, kad užbaigtų viską, kas buvo daroma šiame šventykloje. Todėl archeologai, kai atvyko čia ir kasinėjo, rado archeologinį lobį. Kadangi šulinyje viskas buvo sudaužyta į dalis, buvo rastos visos dalis. Todėl visus objektus buvo galima surinkti iš naujo. Ir šiandien jie yra eksponuojami Izraelio muziejuje. Bet kas užbaigė šios vietos stabmeldystę ir kada? Atsakymas yra pačioje Biblijoje. Biblija mums pasakoja, kad karalius Jošijas, labai teisingas karalius, nusprendė atlikti religinį apsivalymą Jeruzalėje ir Jude. 8 savo valdymo metais, būdamas dar jaunas, Jošijas pradėjo ieškoti Dovydo, savo tėvo Dievo. O 12 metais jis pradėjo valyti Judą ir Jeruzalę nuo aukštumų, deivės Ašeros stulpų, drožinių ir lietinių atvaizdų. Jošijas pašalino kunigus, kuriuos Judo karaliai buvo paskyrę deginti smilkalus aukštumose Judo miestuose ir aplink Jeruzalę. Taip pat ir tuos, kurie degino smilkalus Baalui, Saulei, Mėnuliui, planetoms ir visai dangaus kareivijai. Jošijas atvedė visus kunigus iš Judo miestų ir išniekino aukštumas, kuriuose kunigai degino smilkalus nuo Gebos iki Beršebos. Pažiūrėkite, mes esame būtent Jude. Ir tokiu būdu Jošijas užbaigė stabmeldystę ir kitose vietose. Ir ne tik tai, mes žinome, kad Jošijo religinė reforma įvyko 621 metais prieš Kristų. Tai yra 7 amžiuje prieš Kristų. Būtent tame pačiame amžiuje, kai ši šventykla nustojo veikti. Ir dėl viso to aš laikau Tamarą tokia žavia vieta, kurią verta pažinti. Nes mes galime kalbėti nuo karaliaus Saliamono laikų per Izraelio ir Judo karalius iki šiuolaikinių laikų. Britų mandato laikotarpiu ir iki šių dienų čia Izraelio valstybėje. Tikiuosi, kad jums patiko šiandienos vaizdo įrašas. Jei patiko, nepamirškite paspausti patinka ir susitiksime kitą kartą.